Edmundą Pupinį ir komandos narę Jurgitą. Taigi, mikrofonas jums nori. Nepabėkit, ir ten ko į sceną, į ten orkestras. Taigi, sveiki, mėlėjai, kaiminėliai. Džiugu, kad šiandieną tiek nemažai susirinko, bet aš tikiuosi, kad po valandėlės čia bus dar daugiau. Šiandieną turbūt svarbu suprasti, kas mes esam vieni be kitų. Iš tiesų, kaimynas kai kada, sako, artimesnis būna ir už tolimą giminę. Tai būkime visą laiką pasirengę padėti vieni kitiems. Tai svarbu. Būkime solidarūs, ne tik šiandien šventėje, bet ir darbuose. Taip pat norėčiau šiandieną pasakyti, kad, džiaugiuosi, kad Pilaitėje yra tikrai daug šaunių lyderių, kurie iš tiesų visada prisideda prie švenčių, kurie organizuoja. Ir šiandien norėčiau padėkoti lyderiams, kurie papuošė mūsų Pilaitę. Ne tik savo, turbūt tokiais, darbais, kur matome, materialiai, bet ir dvasiškai. Ir šiandieną norėčiau padėkoti ypatingai mūsų klebonui, kuris iš tikrųjų ne tik dvasinis lyderis yra, bet ir tas, kuris tikrai daug padaro mūsų kultūriniam gyvenimui. Turbūt žinome, kad tenai vyksta ir festivaliai, puikus, kalėdiniai renginiai. Tai norėčiau ir pakviesti gerbiamą Ričardą Doveiką, pasveikinti mūsų bendruomenę ir padėkoti už tokį didžiulį indėlį mūsų ne tik dvasiniam gyvenimui, bet ir kultūriniam. Ačiū nuoširdžiausias. Kas yra kaimynas? Tai turbūt tas, kuris ir gyvena šalia tavo namų. Kas yra kaimynas, tai tas, kuriam turėtų turėti drąsos pirmajam paversti duris. Kas yra kaimynas, kaip jūs nesakė, turbūt tas, kuris gali labiausiai duoti atsiremti į petį, išgirsti ir išklausyti. Kai šiandien noriu nuoširdžiai pasveikinti visus kaiminystės dienoje, atrodo, kad kaimynas yra savaime duotybė, bet ne. Būti kaimynu tai yra didžiulis darbas. Ir tai yra pirmiausia patikimas žmogus. Todėl šiandien sveikindamas visus su kaiminystės diena, nuoširdžiai linkiu, kad mes būtume vienas kitam patikimi. Kad mes šypsotumės, džiaugtumės, atsiremtume vienas į kitą, matydami Pilaitės gatvėse, gatvelėse pasisveikintume. Ir aš nuoširdžiai šiandien linkiu didelio džiaugsmo, gilaus pasibuvimo kartu, kaip gera matyti kartas, klegiančius vaikus, besikalbančius vyresniuosius, išmintimi besidalinančius senolius. Tai ir yra tas didžiausias mūsų lobis. Ir jei seniūnas leis, tai aš drįsčiau, nors esam labai gražiam parke, bet vieną kaimyno dieną atšvęsti ir prie naujai pastatytos bažnyčios, kur labai tikiu greitai bus labai nuostabus parkas, dar vienas parkas, kuris gimsta mūsų bendruomeniai su nuostabiais fontanais, želdiniais, įgarsinimu, muzika, gamtos čiulbesiu. Aš tikrai tikiu, kad vieną dieną labai greit mes visi kartu galėsim praširguliuoti būtent savo miesto kasdienybę. Tai visus nuoširdžiai sveikinu su kaimyno diena, būkim patikimi, būkim matomi, kalbinami, atpažįstami ir vienas kitam didžiausią atramą teikiantis kasdienybėje. Su kaimyno diena visus. Taip, tai iš tikrųjų sveikinimai nesibaigia, po to bus ir orkestro pasirodymai, bet nežinau, ar yra pas mus čia Janina Gadliauskienė. Ar dar netėjo? O, tai kviečiame Janiną Gadliauskienę. Janina Gadliauskienė yra ta, kuri taip, pas mus Pilaitėje aria tokią tautiškumo vagą. Turbūt žinote, kad pas mus ant Piliakalnio vyksta joninės šventės. Baltų šventės. Aš tik tai žinau vieną, kad jos nebūna labai gausios. Tai dabar sekite būtinai mūsų Pilaitės seniūnijos puslapį ir žiūrėkite, visas šventes. Ir nepatingėkite ateiti. Tikrai turime švęsti ir mūsų tautiškas dienas, tai yra ir joninės, ir aišku, Baltų vienybės dienas. Mėlėjai, tai sveikinu su kaimynų diena.
Nepamirškite atvykti į Jonines, bendraukim, gyvuokime ir darykim Pilaitę gražesnė, gyvybingesnė ir tuo ir gyvenkime. Na, mūsų pasirodymą tarp šių nuostabių žodžių ir sveikinimų tęsia Vilniaus miesto karališkių muzikos mokyklos pučiamųjų instrumentų orkestras. Ir dabar išgirsite Rimvydo Stanaičio Žvenk žirgelį lankoj. Negaliu. Reportažas.